Na, tikrai buvo faina. Ai, nori sužinoti, kas įvyko? Na, galiu pasidalinti savo įspūdžiais, bet pirmiausia, turiu varyti. Ate. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gusta... Tai čia kol kas matėte kelionę iki Valencijos. Mes skridom pro Frankfurtą, tai ir Frankfurtą reikėjo laukti apie 5 valandas. Dėl to atskridom į naktį. Mūsų pasitiko labai gražiai, bet kadangi atskridom naktį, tai grįžę namo iš karto jam miegoti. Tai šeštadienį buvo estafetės. Tada po estafečio buvo projektų pristatymas. Paskui jau mūsų aprodė aplink mokyklą ir visas vakaras buvo laisvas. Tai dažniausiai, ką mes vakarais veikdavom su visais, tai varydavome į prekybos centrą arba į parką. Sekmadienis buvo laisvas, pilnai laisvas, tai mes sugalvojom nuvaryti į Valencijos miestą, o paskui prie jūros. Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Taipogi, ką pastebėjau, kad ispanai labai dievina futbolą. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú. Tai dabar jums parodžiau pirmadienio visą tvarkaraštį, tai mes iš pradžių varom į pilį, tada buvo laisvas laikas, tai varom į bowlingą. Tai kaip matėt galą, ten buvo mano kambariokas, tai dabar jums papasakosiu apie savo kambarioką. Čia yra Alvaro, jis yra gan žemas, aišku, nustebau tai pamatęs. Ką iš karto sužinojau apie jį, kad jis labai myli gyvūnus. Jis gal turi 20 gyvūnų namie. Štai keli vaizdo įrašai, kaip aš žaidžiu su jo gyvūnais arba juos rodau. Dar buvo atvejis, kai mes šeštadienį tiesiog nuėjom pagauti vėžlį. Va, matot jį dabar. Taipogi Alvaro yra labai kūrybingas ir labai smagu su juo bendrauti. Bet kas blogai, kad jis nemoka anglų, tai reikia naudoti vertėją. Antradienį buvo smagi diena, nes važiavome į akvariumą. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Trečiadienį keliavome su valtimi iki dviračių. 12:01 minuto. Po dviračių turėjom laiko dar kartą pasimaudyti Viduržemio jūroje. Tačiau šį kartą buvo labai šilta, kaip Baltijos jūra vasarą. Me gusta su cocina, me gustas de la tú, mañana. me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú. Tai turbūt galvojate, kokį maistą aš ten valgiau. Tai daugiausiai valgiau pastos, paelos ir aišku, amerikietišką maistą. Tai turbūt žinote, kad Valencijai kažkur apie lapkritį ir spalį buvo didelis potvynis. Tai po 6 mėnesių praėjus, kai mes varėm kovą, labai matėsi likę nuo potvynio požymiai. Pavyzdžiui, kai buvo keliai tiesiog viena linija autostradoj, dar labai matėsi apleistos mašinos. Buvom nuėję iki apleisto mašinų, ten tiesiog buvo net liūna žiūrėti pagalvojus. Atėjus ketvirtadieniui, mes varėme į šiukšlių perdėmimo centrą. Ten labai smirdėjo, o paskui vakare valgėm labai skanias čiuras. Me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la Coruña, me gustas tú, me gusta Malasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Na, bet viskas turi galą ir mūsų galas pagaliau atėjo. Metas buvo vykti namo. Corazón.